Šiame video noriu trumpai aptarti, kaip atrodo šis šablonas ir kaip juo naudotis. Pirmame puslapyje jau yra paruošti reikalingi išmatavimai ir vaizdavimai mobilioje ir kompiuterio versijose. Matome du skirtingus rodmenis, tai rožinis yra mobilios versijos, o violetinis yra kompiuterio versijos. Tai reiškia, kad mobilioje versijoje mes matome šiek tiek platesnį, o kompiuterio naršyklėje mes matome siauresnį ir ilgesnį Facebooko viršelį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime skirtingus vaizdavimus ir pagrindinius elementus turime išlaikyti šioje šviesiai violetinėje zonoje. Šioje zonoje atvaizduoti elementai matysis tiek mobilioje, tiek kompiuterio versijoje. Taip pat išskyriau dar kelias nesaugias zonas mobilioje versijoje. Šioje vietoje dažnai būna mobili kamera ir atvaizduojamas juodas pailgas ovalas, o šią vietą dengia mobilioje vietoje profilio nuotrauka. Todėl dedant netgi ir paprastą nuotrauką, atsižvelkite į šias zonas. Pirmą puslapį visada paliekame ir jo neliečiame, tam, kad galėtumėm tiesiog vėliau pasižiūrėti ir prisiminti, kurios šitos zonos yra saugios. Visas taisymus darome į antro puslapio kopijoje. Kodėl rekomenduoju pasidaryti kopiją? Dažnai būna taip, kad mes kažką taisome, netyčia ištriname ir jau nebeatsimename, kaip buvo, ir atkurti vėl yra per naujo sudėtinga. Todėl aš dažniausiai pasidarau kopiją ir jau tada toj kopijoje keliu. Jeigu čia pats darau kažkokias klaidas, tai tiesiog ištrinu ir vėl pasidarau dar vieną kopiją. Ką matome dabar mūsų tuščiame šablone? Tai yra paraštės, kurių stenkitės nepajudinti, nes čia yra nustatyti tikslus išmatavimai reikalingi. Jeigu netyčia pajudinote paraštę, galite tiesiog sugrąžinti ją rodiklėlę atgal. Šios zonos kol kas tegu lieka ir parodysiu pradžiai, kaip įsikelti tiesiog savo nuotrauką, nes kartais visiškai nebūtina kažkokio labai įmantraus viršelio. Jeigu yra graži nuotrauka su emocija ar gerai atvaizduotų produktų, pilnai gali būti, kad užtenka tik tai tos nuotraukos. Bet dėl to ir sukūriau šį šabloną, kad mes tą nuotrauką taip pat galėtumėm pritaikyti ir visi pagrindiniai elementai būtų matomi. Norint įkelti nuotrauką, turbūt žinote, kad keliaujame į Uploads ir čia keliame savo nuotrauką. Aš kaip pavyzdį kelsiu, tarkim, šią nuotrauką. Susimažinam vaizdą, kad geriau matytųsi, kaip keliasi. Ir išdidiname nuotrauką per visą ekraną. Šią nuotrauką mes turime nukelti į galą, kad matytumėm nesaugias mobilias zonas, kurios dabar pasislėpusios. Vadinasi, spaudžiam ant nuotraukos, einame į įrankių juostą poziciją arba position angliškai ir nustatom to back arba į galą. Tada matome nesaugias zonas. Kaip galime koreguoti šią nuotrauką? Man gal nepatinka, kad nukerta dalį skarelės, tai aš galiu tiesiog pakoreguoti nuotrauką ir atvaizdavimą. Pridėjau kitą langą, nes nedavė laisvai valdyti, tai tiesiog pridėjus man lengviau valdosi. Galime įsikelti ir tekstą, šiek tiek padidinam, aš stengiuosi naudoti savo parduotuvės šriftą, kaip ir parduotuviai, tarkim, galime parašyti rudens kolekcija. Norėčiau pakeisti dar spalvą, nes nesimato juodos. Taip, pabandom baltą naudoti. Pasuksiu šiek tiek. Ir dėsiu šioje vietoje. Kodėl dedu šioje vietoje? Nes tai yra saugi riba. Matosi ir mobiliam, ir kompiuteryje. Ir dar neuždengiam logotipų žodžių. Tai bandome įtaikyti į šią vietą.
Taip, rudens kolekcija, o šitoj vietoj parašysiu aš savo šūkį, kurį dažnai naudoju daugumoj vietoj. Tai arrange ir tempiu į šitą kraštą. Šiek tiek padidinu, kad matytųsi geriau ir stengiuosi vėl neperžengti šių ribų, kad būtų šiame kvadrate, kur yra saugi zona. Tai štai turim paprastą viršelį, kurį galime jau išsaugoti, bet prieš saugojant reikia ištrinti nesaugias zonas, šias rožinės, ir tada keliaujame į Share, Download, dažniausiai aš JPG formatą pasirenku ir išsaugom tą puslapį, kurį sukūrėm. Tai mums reikia dabar trečio puslapio. Nuimu varnelę nuo Select All ir saugau tik trečią puslapį. Ir darome Done. Download. Štai, ką gavome, kokį viršelį. Pasitikrinam klaidas, nes pas mane jų kai visada būna dažnai. Ir galima tada jau tą viršelį bandyti kelti į Facebooką. Pasižiūrim, kaip atrodo įkėlus į Facebooką, keliam Upload, pasirenkam viršelį. Ir čia dar galima šiek tiek pasikoreguoti aukštį kompiuterio versijoje. Tai man atrodo, kad čia visai yra pakankamai gerai ir darome Save. Išsisaugojo, bandome iš pirkėjo paskyros pasižiūrėti, kaip atrodo. Viskas tvarkingai, nieks neuždengta ir matosi pagrindinis objektas. Taip pat ir mobilioj versijoje, pasižiūrim, kaip mobilioj versijoje tas atrodo. Mobilioj versijoje taip pat matosi ir užrašas rudens kolekcija ir šūkis vizija sukurta patogiai ir laimingai vaikystė. Kitą pavyzdį parodysiu, jeigu norite sukurti iš Canva siūlomų šablonų. Kopijuoju antrą puslapį ir šone einu į Design. Tada ieškau čia jūsų, tarkim, norimos temos. Galim pabandyti bags. Aš dažniausiai naudoju anglų kalbą, nes man anglų kalba daugiau pasirinkimų išmeta. Galima ir kažką lietuvių rodo. Pabandom pasižiūrėti bags. Čia yra kokie šablonai ir krepšiai, pavyzdžiui. Su krepšiais gal net lietuviškai. Mažiau meta. Aš naudoju visą laiką daugumą anglų kalbą. Tai anglų kalba tikrai daugiau duomenų duoda. Nelabai ką ir meta. Jeigu čia nieko nerandate, tai galite keliauti tiesiog per patį Canva pagrindinį puslapį. Einate šoniai pagrindinę įrankių juostą ir čia renkatės templates. Pasirinkite cover, Facebook cover. Galima šitą rinktis. Ir bandom čia įvesti bags. Čia daugiau meta, bet dar netinka mum tie išmatavimai. Facebook post. Facebook cover landscape. Apply. Čia gavome daugiau. Bandome pasižiūrėti kokią nemokamą versiją, tarkim, su krepšiais. Pasirenku, tarkim, šią. Atidarau Customize with template. Jeigu atkreipėte dėmesį, apačioje čia dar išmeta panašių šablonų. Nemokamas matau ir šis, galite rinktis ir pasikoreguoti pagal save. Dabar renkamės šį šabloną, nors man jis nelabai patinka, bet kažkiek pasikoreguosim pagal save.
įkėlus matome, kad nesutampa išmatavimai, bet vis tiek bandome mes kažkaip biškį šiek tiek patempti ir pritaikyti tos elementus. Arba galime net va taip į vidurį tempti. Šitaip ir man čia kiti šitus aš ištrinu, nelabai man patinka. Čia kažkiek į ten patempiu, šitus ištrinu, ištrinu, ko nereikia. Šitą palieku kol kas, šitą. Aš iš tikrųjų pabandysiu surasti kažkokią gražią nuotrauką ir ją įdėti į foną, man taip galbūt labiau patinka. Turėkit omenyje, kad nuotraukų yra, kurias galite Canvoje pasirinkti pagal savo nišą ir tiesiog naudoti nemokamai, susirasti prie Elements bags. Spaudžiate čia, kur yra fotos ir darote filtrą free ir jūs gausite nuotraukas, kurias galite naudoti savo reikmėm nemokam. Tai aš pabandysiu paieškoti kažkokios neutralesnės, kad tiktų fonui. Tai man vat šita patiko. Aš ją vėlgi išsididinu per visą. Oi, dingo gal. Išsididinu per visą. Jinai įsikelia. Žiūrėkit, kad neįsikeltų į vidų tos nuotraukos. Tai kažkur šone bandykite ir tada tempti. Taip. Ir poziciją pasidarom į visiškai galą. To back. Taip, taigi va, dar pasikoreguojam, kad šiek tiek gal taip būtų, pasididinam, kad kaip fonas, ar ne? Turime tada visą foną tokį. Čia galite savo šriftą pasirinkti, kokį jums patinka, kokį naudojat. Rekomenduoju rinkti šriftą, kurią naudojat elektroniniai parduotuviai. Tos pačius šriftus naudokit socialiniuose tinkluose, elektroniniai parduotuviai. Čia savo rekvizitus galite. Man dar šiek tiek nepatinka, nes čia užsidengia, tai gal galima net biškį šiek tiek, tarkim, čia va, į šoną patempti, kaip jums čia tik tai patinka. Aš gal kelčiau čia ir žiūrime saugią zoną. Šitą irgi šiek tiek aš gal didinčiau. Reiktų pažymėti kažkaip visą. Kaip nesižymi. Einu į pozicijas, layers ir tada bandau visus pažymėti ir padidinti. Kažkas dar ten gale yra. Tai reiškia, einu atgal ir tą galą sugrupuoju, pažymiu. Ctrl su pele šitus sluoksnius visus. Taip, ir tada darau group. Man tada vienas tokiu atveju gaunu bendrą paveiksliuką ir galiu dabar, kaip noriu, didinti. Kartu ir tas backgroundas išsididina. Aš gal palikčiau čia ir netgi šitą dėčiau žemyn. Galima čia šiek tiek padidinti ar pamažinti. Centruoti bandau pagal saugią zoną ir pasikilnoti irgi kaip jums gražiau. Nesaugias zonas, jeigu pasislepia, aš iškeliu į viršų, tai yra pozicija, layers. Pasižymiu šią nesaugią zoną, keliauju į arrange, į to front, grįžtu į layers, kitą nesaugią zoną pasižymiu. Jau šita yra viršuje. Kad matyt, kiek uždengia nuotraukos. Tai čia šiek tiek uždengia, tai manyčiau galima dar gal čia į viršų šiek tiek, nieko baisaus. Pasididinam čia savo šriftus, kur reikia, kur nereikia. Vėl nepamirštam prieš saugojant ištrinti. Ir gauname štai kokį paveiksliuką. Galime pasižiūrėti išdidinus.
koksai viršelis. Tikiuosi, kad šis šablonas palengvis jūsų šiek tiek kasdienybę. Jeigu turite klausimų, rašykite, pasistengsiu atsakyti ir linkiu visiems sėkmingo naudojimo. Iki kitų susitikimų.